Dirbam ties to, sakykime, ties tą, ką mes planuojam, reiškia, kiekvienam rungtynėm tam tikras taktinės schematiką. Reiškia, ir tiesiog sezono galas jau kažką papildomai fizinio krūvio varginti žaidėjus jau būtų netikslinga ir galbūt būtų neteisinga netgi. Reiškia, bet bandom tą atidirbti, ką mokam, ką galim žaisti ir tikėkime, būtent galutinis rezultatas, ta išsvajota prizinė vieta, šitą rezultatą mes pasieksim. Šiaip niekad nemėgstu išskirinėti kažkurių vieno ar kito žaidėjo, aš manau, laimėjo komanda, plius įmušė, sakykime, man visada labai svarbu, kad muštų puolėjai, o puolėjas, sakykime, šiandien įmušė ir tai yra gerai. O šiaip, ką nors, kiekvieną kažkurį išskirinėti būtų neteisinga, laimėjo komanda, džiaugiuosi už žaidėjas. Kai 4 įvarčius persileidi, tai ką? Gali įvykti tik stebuklas, kad sulyginti, o jau viskas šaukštai po pietų. Prašiausiai reikėjo nuo pat pradžių žaisti. Pradėjo žaisti, kai 4 gavo įvarčius. Na, aišku, gynyba. Gynyba, eilė varžybų yra. Byram 2 žmonės sulaužyti, kortelės ir viskas. Iš pagrindo 3 žmonės išimk, iškart jaučiasi. Palauk, galite! Parėnėm! Aš esu priimtas. Arai! Kalainietis LT.